Juodoji skylė pritraukia žvaigždę arčiau savęs, jos gravitacija sukelia stiprias potvynio jėgas, ištempusias žvaigždę į ilgą makarono formą, taip sukuriant stiprią ryškią blyksnę. Rentgeno spindulius ir radio bangas, kurias Žemėje aptikome teleskopais, buvo įrodymas, kad žvaigždė įtraukta į juodosios skylės gravitacinius spąstus. Britų kosmologas ir astrofizikas seras Martinas Rysas pirmasis sugalvojo šį terminą – spagetifikacija. Spagečių susidarimas vyksta dėl staigaus gravitacijos padidėjimo, kurį patiria objektas artėdamas prie juodosios skylės. Jeigu iššoktumėte dabar į juodąją skylę, jūsų pėdos pirmiau, gravitacinė jėga jūsų kojų pirštams būtų daug stipresnė nei traukimas už galvos. Ir greitėjant link juodosios skylės gravitacija jūs taip ištemptų, kad primintumėte spagečius. Tas pats scenarijus nutinka ir žvaigždėms,